Kol biure įgyvendinami dizainerės nurodymai, pažiūrėkime, kaip sekasi išrinkti patalpai jaukumo suteiksiantį kilimą. Iš tikrųjų, puikiai sekėsi rinktis kilimus, nes yra labai didelis pasirinkimas. Bandėme pritaikyti tiesiog pagal spalvą ir dydį būtent ofiso dydžiui ir radome kaip tik tinkamą. Kilimas numatytas buvo būtent ramių spalvų, ramių tonų, kuris tiesiog nedominuotų kambaryje ir netrikdytų darbo, kadangi ofisuose vis tiek turėtų būti rami aplinka ir tiesiog papildytų visą interjerą ir suteiktų jaukumo ir minkštumo. Tai derinti reikia prie baldų, prie grindų dangos, prie visų kitų interjero elementų. Ir be abejonės kiekviename, sakykime, priklausomai ir dar nuo paskirties, nes ofisuose, tarkim, tai dažniausiai būna kontraktinės kiliminės dangos ir kurios yra antistatinės. Be abejonės, tarkim, yra toks stilius kaip eklektika arba fusion, kuriame iš tikrųjų dera visiškai modernus baldai, kartu su, sakykime, klasikiniais kilimais irgi atrodo gražiai. Kilimų būna vilnonių, sintetinių, akrilinių, šilkinių, kailinių, iš tikrųjų, iš kailio šiuo metu yra gana nauja ir taikoma namuose. Bet mes išrinkome vilnonių, kadangi jisai truputį, sakykime, labai jaukesnis primena namus, bet to jį lengviau išvalyti negu sintetinį. Labiausiai biuro poreikius atitinkantis kilimas išrinktas. Tad grįžkime į biurą, kur siena jau dekoruojama atspausdintų fototapetu. Specialistas paaiškins, kaip patiems savarankiškai priklijuoti tapetą. Pats procesas nėra sudėtingas ir tą gali padaryti kiekvienas žmogus namuose. Nuo ko pradėti, manau, kad reikėtų pirmiausia pasikloti tapetą ant žemės, sudėti visas jo dalis ir įsitikinti, kad viskas tvarkoja. Antras dalykas, ką reikia padaryti, tai surasti kairį kampinį tašką tapeto, nuo ko pradėsit klijuoti. Sekantis etapas – išvesti horizontalią liniją nuo kairio taško, palei lubas ar kaip ten bebūtų, kad žinot, kuria linija eis tapeto viršus. Kai tos dalykus turit, tada pasiemat pirmą kairę juostą ir nulupę šiek tiek apatinio pagrindo, priklijuojat viršų, įsitikinat, kad viskas gerai ir pabaigiat klijuot. Ir taip visas juostas iš eilės. Po labai trumpo laiko jūsų tapetas ant sienos. Jeigu pradėjot klijuoti pirmą juostą, ar kur jinai bebūtų ir jum kažkas negerai, ar tarkim nesutampa juosta su juosta, ar kampai, jūs galite šitą tapetą atlupti atgal, truputį pataisyti ir vėl priklijuoti atgal. Priklijavus juostą reikia kažko taip pabraukyti, kad išbraukyti oro pūsles. Šį kartą aš naudojau profesionalų įrankį brauklę, bet jeigu žmonės klijuoja namie, jie gali panaudoti tiesiog kažkokią švelnę skepetaitę ir kuo puikiausiai gausis. Tas tapetas, kai jį klijuoji, jisai netgi šiek tiek tamposi ir galima tampyti į šonus ir susireguliuoti, kad juosta su juosta sutaptų lygiai, puikiai ir vaizdas turi būti gražus. Tapetas yra pagamintas iš poliesterio, tai yra paprasčiausia tekstilė, padengta specialių klijų sluoksnių. Dėl to jinai nėra pavojinga aplinkai, nedegi ir drąsiai galima naudoti namuose. Tapetai nesukelia alergijos ir jeigu truputėlį susitepia, jos visada galima lengvai su vandeniu ir šluoste nuplauti ir bus vėl jie švarūs, gražūs ir nauji.